Lietuvos pasakas su laiminga pabaiga, ar ne? Taip, labas vakaras, televizijos žiūrovai. Mes tikrai turime pasikeitimą kartu. Nauja komanda susiformavo ir aišku, federacijai tai buvo didelis išbandymas, kadangi vis dėlto naujas treneris buvo daug kritikos, daug nepasitikėjimo, daug klausimų, tačiau, kaip matome, rezultatas yra puikus. Mes tapom bronzos medalininkais, o kaip tarpusavį kalbam, mes tapom čempionais. Mes padarėm daugiau negu galvojom. Iš tikrųjų, trenerių Kęstučio Kemzūros kartelė. Šio Šarūną kviečia į sceną, nes jis tikrai turi pasakyti visiems sirgaliams, kurie čia yra susirinkę Rotušės aikštėje. Iš tikrųjų karšta ir mes čia patekom, bet tai buvo labai sudėtinga. Norėčiau pasakyti, kad visi labai smagiai nusiteikę, visi laukia Lietuvos krepšinio